Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų. Tai tu sakė kažkokį žaidimą turi Tadai. Nu tai jisai panašus yra. O ką reikia daryti? Reikia sakyti situaciją ir klausti už kiek. Ir tarkim, viena iš klasikinių situacijų, už kiek pabučiuotum nugarą benamiui šuniui tokia murzinam po lietaus gero. Pabučiuoti tik tai? Pabučiuoti nugarą. Oi. Už kiek? Pabučiuoti už kokį... Pažiūrėjim, ko man dabar paskutiniu metu taip labiausiai reikėtų. Objektyvo gal kokio naujo? Objektyvo reikėtų, kamerikės gal dar kokios mašinos norėčiau naujo. Tai už kokį... ką žinau, už kokį 50 000 pabučiuočiau. Čia dar galėtų būti visai dar brangiai. Papuvusiam kojom galėtų būti. Nu gerai, dabar tas pats šuo, tu pabučiuoji, tau duoda 50 000, dabar sako pilvą. Kurioje vietoj? Žemai. Kaip žemai? Ten, kur jau koja juda, kai darai ką nors. Jau panašiai tenai, jo. O ten... Jokių potekščių seksualių. Bet šunelis gali susijaudinti, čia nuo jo priklauso. Vis labiau susijaudinti jaučiu, kad jis dėmesio gavo. Nu, o ten turi kas nors dezinfekuojančios skysčio? Ne, jisai murzinas vis dar toksai valkiojasi ir aplyjas, visas ir paloj miegojo. Nežinau kodėl, bet durnas šuo. Ir visas kudlotas toksai. Kudlotas toksai. Kušla toksai. Toks jo, su dredais, žinai, rastamantas. Nu, pilvuką. Aha. Gali būt, kad bučiuojant jam pilvuką tau gali smakras pasilies prie kai ko. Aš žinok, jaučiu, kad pilvuką pabučiuočiau už papildomus prie 50 000 pridėtus kokius, 80 000. 80, gerai. Nes jau kaina turi biškį kelti. Tai be abejo, man, čia taip ir yra. Dabar, pavyzdžiui, tu sakai situaciją ir klausi už kiek. Ta pati jau nebeįdomu, tiesiog paįvairinkim. Tu klausk manęs už kiek kažką padaryčiau. Pavyzdžiui, žinom, yra tos visos, reiškia, prostitutės Vilniaus gatvėse. Ir, pavyzdžiui, reikėtų tau reikėtų paimti vieną ir išmaudyti. Bet plikom rankom, taip, kad ta gautųsi ten, žinai, nuprausti ją reikėtų. Galvą ten išplauti jai, bet jinai tokia be dantų, visa tokia vargšė, tokia, žinai, perkarus, narkomanė visa. O gerai, o kur jie maudyt? Vonioj? Duše? Ar jinai ten mirksta toj vonioj ir man reikia ten jai nugarą, žinai, glostyti, kaip filmuose? Tau reikėtų ne tik, ją reikėtų numaudyti, jinai būtų kominė, pavyzdžiui. Taip net. Ir ją reikia nušveisti, kad jinai atrodytų švari ir balta. Gerai, bet čia, vis tiek... Duše. Viena su vienu reikia rankai laikyti tą, o su kita trint. Taip, kad nepatogiau būtų. Bet jos pačios laikyti, kad stovėtų, tad čia nereikia. Kartais reikia. Kartais reikia, supratau. Čia jau... Kiek tas truktų? Kol švari bus, ne? Bet jinai tokia murzina. Aha. Smaloj gal net įsivaliojus. Smaloj? Kodėl? Nes parvirto ant šviežiai išbetonuotos gatvės. Ant asfalto šviežios. Paslydo girta, apsinešus ir nusivaliojo. Plaukai ten sukipė, žinai. Gal netgi kirpti kažkiek reikia. Aha. Ten pažastis. Bet įmanoma ją nupraus. Ta prasme, nėra taip, kad jinai net prausiama. Tai sunkus darbas. Sunkus. Tai yra kelių etapų. Pirmą nuprausi su vandeniu, paskui su benzinu turi pereiti ir visas cheminius priedus nuvalyti. Su White Spiritu. Be kvapių. Tokia, taip. Sunkus darbas. Sunku. Tai 50 000 turbūt būtų. Manau, kad padaryčiau. Nes šiaip ar taip tai yra žmogus ir šiaip ar taip tai būtų geras darbas. Netgi žmonės yra, kurie už dyką tą daro. Važiavimus pristato Šotas nuo pagirių after party, kad ryte galvoj nedūkstų.